Sveiki, mėlyjeji. Tikrai labai nuostabu, labai džiugu, kad gilinamės į Dievo žodį, kad alkstame jo, kad siekiame jį pažinti. Ir Dievo žodis mūsų tikrai niekada nenuvils, nes jis yra tiesa, jis yra pamatas, ant kurio stovi visa. Šiuo žodžiu, Dievo žodžiu visa buvo sutverta, visa palaikoma ir visa aprūpinama, būtent iš Dievo išeinančių žodžių. Ir kai mes į tą žodį žvelgiame, jį giliname, siekiame jį pažinti ir juo vadovauti savo gyvenime, galime būti tikri, kad ir mes pasiliksime, kad mes stovėsime su juo jame, kad vieną dieną, aną dieną jis prikels mus iš numirusių, pasišauks pas save, priims į savo artumą ir į savo šlovę amžinybėje. Tai be galo toli siekianti šlovinga viltis, į kurią mes šiandieną remiamės, jau nuo dabar pradėdami žvelgti į žodį, šiandieną mes visą tai priimame tikėjimu, tikėdami, kad tai yra tiesa, tikėdami, kad tai yra tikrovė, tikėdami, kad mes esame šaukiami į ją. Bet tai yra tikėjimo dalykas. Ir Jėzus yra pasakę, palaiminti, kurie tiki nematę, laimingi, kurie tiki jo vardu. Na, o šiandieną mes skaitysime 24 Išėjimo knygos skyrių. Tai yra Seno testamento knyga, Išėjimo knyga, pasakojanti apie tai, kaip Izraelio tauta eina per dykumą, yra pakeliui iš vergystės namų, iš Egipto nelaisvės, Egipto priespaudos į pažado žemę. Jie yra pakeliui, taip kaip ir mes šiandien esame pakeliui, mes esame šiame pasaulyje, kur daug skausmo, kur daug priespaudos, kur daug ašarų, nelaimių, skausmų įvairiausių, fizinių, sielinių skausmų ir panašiai. Ir visgi mes žvelgiame pirmyn į pažado žemę, į dangišką Jeruzalę, į tą ramybės uostą, kurį mūsų viešpats šaukia. Taigi mes esam pakeliui ir mums reikalingas tas žodis, Dievo žodis, kaip kelrodis, kaip pastiprinimas, kaip jėgų šaltinis, kaip išminties šaltinis, mums statant savo gyvenimą ir einant tolyn, einant pirmyn. Taigi 24 Išėjimo knygos skyrius, kuris yra labai iškalbingas, jame yra daug visko ir pabandykime trumpai jį aptarti, skaityti ir aptarti. Pirma eilutė: Viešpats sakė Mozei, tu, Aaronas, Nadabas ir Abijus bei 70 Izraelio vyresniųjų užlipkite ant kalno ir pagarbinkite mane iš tolo. Mozė vienas priartės prie viešpaties, o jie tegul nesiartina ir tauta tegul neina su juo. Ir mes matome, kad Dievas kviečia Mozę, Aaroną, Nadabą, Abijų. Nadabas ir Abijus buvo Aarono sūnus. Aaronas buvo Mozės brolis. Šiuos 4 vyrus bei kitus 70 Izraelio vyresniųjų Dievas kviečia pas save. Dievas kviečia kopti į kalną. Užlipkite ant kalno ir pagarbinkite mane. Taigi Dievas imasi iniciatyvos, bendravimo iniciatyvos su žmonėmis, bendravimo iniciatyvos su savo tauta. Jis žengia pirmasis žingsnį link mūsų. Mumsgi reikia atsiliepti. Dievas kviečia mus pas save, kaip ir anuo metu Jėzus stovėdamas šaukė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Taigi Jėzus šaukia mus pas save, Dievas šaukia žmogų pas save. Dievas yra iniciatorius šios bendrystės, taigi mes galime tikėtis, kad jis bus atviras, palankus ir kadangi iš jo išeina ši iniciatyva, jis bus ypatingai maloningas, jis atsivers, jis leisis pažįstamas. Tik svarbu užlipti į kalną. Jeigu Mozė ir kiti vyrai, kurias Dievas šaukė pas save, būtų sakęs, ne, mes tingime lipti į kalną, ne, mums per sunku, ne, geriau viešpatie tu nusileis, tu būk čia ir tuomet kalbėk, ką tu nori mums pasakyti.
mes matome, kad Dievas eina į mus, bet jis kartu ir kelia sąlygas. Ne mes keliame sąlygas Dievui, bet Dievas kelia sąlygas mums ir jis sako, užlipkite ant kalno. Užlipkite ant Sinajaus kalno. Ką tai reiškia? Sinajaus kalnas yra beveik 2300 metrų aukščio virš jūros lygio. Tai nėra labai didelis kalnas, bet tai nėra ir labai mažas kalnas. Į tokį kalną užkopti, reikia nemažai pastangų, fizinių jėgų, ne vieną prakaito lašą išlieti ir ne vieną valandą sugaišti. Ir pakankamai išsekti ir nuvargti tam, kad įkopti tą kalną. Juolab, suprantant, kur tas kalnas stovi, tai buvo karštis, sakykime. Šiandieną irgi yra tie piligrimai, kurie kopia į tą kalną ir teko truputėlį skaityti, kad ten, sakykime, nuo birželio iki rugsėjo mėnesio ant paties kalno yra 35-45 laipsniai karščio. Tai supraskime, per tokį karštį, jeigu tuo metu kopi tą kalną, yra ypatingai sunku, ypatingai sekinantis tas dalykas. Bet ką mes matome, kad Dievas sako, sumokėk tą kainą, sumokėk savęs atsižadėjimo kainą, sumokėk tą atsiskyrimo nuo pasaulio triukšmo kainą. Skirk man laiko. Parodyk tu iniciatyvą, ženk tą žingsnį, atsiliepk į mano kvietimą. Tuo parodydamas, kad aš tau rūpiu, kad tau manęs reikia. Taip galima suprasti, taip galima interpretuoti ir perfrazuoti Viešpaties žodžius. Užlipkite ant kalno. Ir mes matome, kad jei tu nori susitikti su Dievu šiuo atveju, ar ne, jeigu tu nori girdėti, ką jis pasakys, tau teks lipti į kalną. Jeigu tu atsisakysi lipti į tą kalną, to susitikimo neįvyks. Taigi štai mes matome Dievas iniciatorius bendrystės, bet jis kartu ir kelia sąlygas, kurioms mums reikia paklusti. Antra eilutė. Mozė vienas priartės prie Viešpaties ir jie tegul nesiartina, ir tauta tegul neina su juo. Taigi mes matome, kad Mozei iš tikrųjų Viešpats skiria ypatingą dėmesį ir vaidmenį. Vienas Mozė gali priartėti betarpiškai prie Viešpaties. Trečia eilutė. Mozė atėjo ir pranešė tautai visus Viešpaties žodžius ir nuostatus. Ir mes matome, kad tenais užlipus ant kalno Mozė gauna tam tikrus nurodymus tautai. Nes pasakyta, Mozė atėjo ir pranešė tautai visus Viešpaties žodžius ir nuostatus. Kitaip tariant, Dievas mokė ir kalbėjo ir perdavė per Mozę kaip tarpininką savo tautai Izraeliui tam tikrus nuostatus, įsakymus, taisyklės gyvenimo, kuo jie turi vadovautis, kaip jie turi gyventi. Tada visa tauta atsakė vienu balsu, visus žodžius, kuriuos Viešpats kalbėjo, vykdysime. Taigi mes matome tautos pasiryžimą. Kodėl tauta yra taip ryžtingai ir sąmoningai nusiteikus laikytis Viešpaties žodžių, Viešpaties nuostatų? Todėl, kad jie skamba išmintingai, jie skamba teisingai. Todėl, kad jie neturi kuo paprieštarauti tiem nuostatam, jie priima juos, jie atliepia jų širdise. Ir jie sako, tai geri įstatymai, tai geri nuostatai, tai teisinga taip mąstyti ir taip vadovautis. Ir todėl jie, nedvejodami sutinka ir pasiryžta, sako, visus žodžius, kuriuos Viešpats kalbėjo, vykdysime. Geras pasiryžimas, tik tai mes matysime, kad vien tik pasiryžimo mums žmonėms, kurie esame pažeisti nuodėmės, nepakanka. Kaip ir Jėzus savo metu pasakys savo mokiniams, kurie norėjo su Jėzumi pabudėti maldoje, norėjo palaikyti jį maldoje, nepavyko, jie užmigo. Ir Jėzus sako, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas.
Ir mūsų dvasia iš tikrųjų jinai norėtų gyventi su Dievu, ji norėtų panašėti į Dievą, ji norėtų gyventi šventai ir maldingai. Bet žiūrėk, mūsų kūnas yra tam per silpnas, jį traukia kiti dalykai, jį traukia malonumą, jį traukia tingumas, jį traukia kažkokie kiti dalykai, nei malda, rašto skaitimas, ar šventas gyvenimas ir panašiai. Žiūrėk, mes kažkur suklumpame, pasilpstame, darome kompromisus, pažiūrime pro pirštus į svarbius dalykus, žiūrime savo naudos, ne kitų, žiūrime kaip mums geriau, ne kaip Dievui ir panašiai ir panašiai. Mes einame tuo lengvesniu keliu, mes einame pro tos plačius vartus, mes einame dažną kartą su minia, o ne ten, kur Dievas mus šaukia, ne ten, kur jis pats eina. Taigi, tauta pasiryžta ir tai yra gražu ir tai yra gerai, bet mes matysime iš Izraelio istorijos, jog tas pasiryžimas dažną kartą tik ir bus pasiryžimas, bet jie bus negabūs laikytis viešpaties įstatymų. Vėl ir vėl juos laužys, vėl ir vėl skaudins Dievo širdį ir vėl užsitrauks Dievo rūstybę ant savo galvos. Taigi žmogus per silpnas išpildyti Dievo įstatymą. Žmogus per silpnas gyventi pagal Dievo įstatymą. Ir dėl to reikia ateiti Jėzui Kristui, kuris išpildė Dievo įsakymus, išpildė Dievo įstatymą. Ir mūsų vietoje. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Skaitykime toliau. 4 eilutė. Mozė surašė visus viešpaties žodžius. Štai kas yra svarbu, kad Mozė girdėtus Dievo žodžius, jisai juos įamžina, jis juos užrašo, kad jie nepasimirštų kažkur laiko bėgyje, kad jie nepasimirštų su laiku, kad jie nebūtų iškraipyti, kad prie jų nebūtų kažkas pridėta ar kažkas atimta. Ir tai buvo labai teisinga. Ir mes matome, kad Mozė surašo viešpaties žodžius, kuriuos Dievas jam kalbėjo ir perdavė. Ir tie žodžiai tampa kaip sandoros knyga, įstatymo knyga, kaip tų įsakymų Dievo nuostatų rinkinys, kurį teks izraelitams skaityti, mokytis, pažinti ir jų laikytis. Anksti rytą atsikėlęs jis pastatė aukurą kalno papėdį ir 12 stulpų pagal 12 Izraelio giminių. Ir jis pasiuntė jaunus vyrus iš Izraelio vaikų, kurie aukojo deginamąsias aukas ir jaučius kaip padėkos auką viešpačiui. Taigi mes matome, anksti rytą Mozė pastato aukurą, ant kurio aukojami yra gyvuliai, praliejamas gyvulių kraujas. Kokia mintis? Kaip padėkos auka viešpačiui. Taigi Mozė ir tauta dėkoja viešpačiui už tos nuostatus, už tos gyvenimo žodžius, kuriuos jie gauna, kuriais viešpats nori juos vesti, ganyti. Ir matosi, tauta supranta, tie žodžiai yra svarbus, reikšmingi ir pasiryžta jų laikytis, dėkoja už juos, įvertina, brangina tos žodžius, brangina, įvertina Dievo žodžius. Tai pirmiausia, šiandieną turėtume branginti šventąjį raštą, branginti Seną ir Naują testamentus, branginti Bibliją, suprasti, vertinti ją kaip Dievo žodį mums dovanota iš jo didžios meilės ir rūpesčio mumis. Ir mes matome, jie aukoja aukas kaip padėkos aukas viešpačiui. Kasgi vyksta toliau? Ir toliau vyksta, mano galva, tikrai labai svarbus dalykas. Mozė ėmė pusę aukojamųjų gyvulių kraujo ir supylė į dubenis, o kitą pusę išlakstė ant aukuro. Taigi tą gyvulių kraują, kuris buvo pralietas, Mozė padalina į 2 dalis. Vieną pusę kraujo jis supila į dubenis, o kitą pusę jis apšlaksto aukurą. Išlaksto tą kraują ant aukuro. Ir mano galva tai jau yra tam tikras vaizdinys.
ant aukuro šlakstomas kraujas. Ir Senasis testamentas, jis dažną kartą, jame yra daug įvairių simbolių, provaizdžių, daug įvairių vaizdinių, mus kreipiančių, mums kalbančių kaip šešėlis, rodančių į ateinantį avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę, tai yra Jėzų Kristų, Dievo Sūnų. Kad visais tais vaizdiniais Dievas pranašiškai iš anksto prieš tūkstantmečius kalba ir ruošia savo tautą Mesijo, Dievo patepto, pasiųstojo atėjimui. Ir tai yra vienas iš vaizdinių. Mozė šlaksto gyvulių kraują ant aukuro. Ir tai primena būtent tą vaizdą, tą sceną, kada Jėzus Kristus kaip Dievo avinėlis yra kryžiuojamas ant kryžiaus, kada jo kraujas liejasi, srūva tuo mediniu kryžiumi. Tas kryžius yra tarsi aukuras, ant kurio aukojamas Jėzus kaip Dievo avinėlis už pasaulio nuodėmes, už visos žmonijos nuodėmes. Ir tai yra tas simbolis, tai yra tas vaizdinys mums kalbantis iš anksto, kad Jėzus buvo paaukotas, Jėzus praliejo savai kraują. Dabar buvo liejamas ne gyvulių, ne jaučių, ne avinų kraujas, bet Dievo Sūnaus kraujas. Kiek daug vertingesnis buvo šis kraujas. Ir dėl to buvo verta apie jį kalbėti iš anksto pranašiškai. Taigi, 7 eilutė. Po to, kai jis apšlakstė tą aukurą, tą dalimi kraujo, po to jis paėmė sandoros knygą, kaip mes skaitėme, kad Mozė užrašė visus tuos nuostatus, kuriuos girdėjo iš Dievo, ir tai pavadinama sandoros knyga, arba šiandieną mes galime sakyti, Dievo žodžiu, tiesiog šventuoju raštu, kurį mes šiandieną turime. Tuomet jis nebuvo tokios sudėties, kokį mes šiandieną turim. Tuomet nebuvo Naujojo testamento, nebuvo kitų daugelio Senojo testamento knygų. Pagrindė tai buvo įstatymas, kaip mes sakome, Mozės penkiaknygė, pirmosios 5 Senojo testamento knygos. Bet mes matome, kad kitas žingsnis, kurį Mozė daro, paima tą sandoros knygą tautai girdint ir perskaitė. Taip kaip ir mes dabar skaitome, taip ir tuomet, Mozė perskaitė tautai girdint visą šią sandoros knygą, kad visi pažintų, kas toje sandoros knygoje užrašyta, visi suprastų ir pažintų Dievo nuostatus, kad niekas negalėtų pasiteisinti, sakydamas, aš negirdėjau, aš nežinojau. Visi girdėjo, visi suprato, visi pažino Dievo valią. Beliko tik tai taip gyventi, beliko tik tai jos laikytis. Tada jie sakė, visą, ką Viešpats įsakė, vykdysime ir būsime klusnūs. Štai mes matome antrą kartą tautos pasiryžimą. Visą vykdysime ir būsime klusnūs. Ir tai yra mūsų santykių Dievo žodį esmė. Kaip Jėzus savo metu esi sakė, štai parodysiu jums, į ką panašus išmintingas žmogus, tas, kuris klauso mano žodžių ir juos vykdo. Toks žmogus panašus išmintingą žmogų pastačiusi savąjį namą ant uolos. Nes atėjus vėtroms, prapliupus liūtims, tas namas stovėjo nepajudinamas. Nes žmogus pastatė savo gyvenimą ant Dievo žodžio. Taip ir čia mes matome, kad štai pažiūrėkime, kokia yra seka. Dievas kviečia Mozę ir kitus vyresniuosius pas save ant kalno. Jis nori bendrauti su savo tauta, bet jis supranta, kad ta bendrystė nėra vien tik kažkoks emocinis dalykas, nuotaikų dalykas, bet tai bendrystei pagrindu turi būti tam tikras moralinis pagrindas, kad, kaip mes ir Naujajame testamente skaitome, kaip Dievas kreipiasi į savo
tauta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir sako, be šventumo niekas neregės viešpaties veido. Taigi mes matome tam, kad tas santykis su Dievu būtų pilnavertis, kad jis būtų apskritai įmanomas, reikalinga, kad ir antroji pusė, šiuo atveju žmogus, jisai atitiktų Dievo standartą, kad jis, kaip sakyt, vadovautųsi tos mens, prie kurio artinasi šiuo atveju Dievo nuostatais, vertybėmis, mąstymu, prioritetais, kad jis lygiuotųsi jį, jis eitų pas jį ne savo pagrindu, bet Dievo nustatytom taisyklėm, jeigu taip galima pasakyti, gerąją tą žodžio prasme. Nededant kažkokio jungo, nekraunant kažkokios nepanešamos naštos, bet suprantant tą vertybinį santykį, kad Dievas, jisai nesitaikys prie mūsų, kad mums teks taikytis prie jo. Būkite šventi, sako Dievas, kaip aš esu šventas. Reiškia, jis kviečia mus derintis prie jo, panašėti į jį. Taigi Dievas kviečia pas save, suteikia žodį. Tas žodis sujaudina tautos širdį, jis jį pripažįsta, jog tai yra teisinga žodis. Dėkoja už tą žodį, pasiryžta jo laikytis. Ir čia mes matome, kad tuoj pat šitoj vietoj Mozė atliks štai dar kokį veiksmą. Tada Mozė, 8 eilutė, ėmė kraujo ir šlakstydamas jį ant tautos tarė, štai kraujas sandoros, kurią viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Ir mano galva tai yra labai svarbi mintis, kad tą likusią dalį kraujo, mes skaitėme pradžioje, kad jis padalino tą gyvulių kraują į 2 dalis. Viena dalimis išlakstė aukurą, o štai antrąją mes matome, jis išlaksto žmonės. Ir tardamas, štai kraujas sandoros, kurią viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Taigi mes matome, kad čia įvyksta sandora arba susitarimas. Dievas kviečia savo tautą gyventi taip ir taip, ar ne? Tam tikri nuostatai. Tai apie tai mes skaitėme jau porą skyrių atgal, kaip viešpats moko tų kasdienių, buitinių, juridinių dalykų, kaip spręsti kasdienės bylas, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, galų gale mes skaitome 10 Dievo įsakymų ir taip toliau ir panašiai. Dievas kreipiasi savo tautą ir sako, gyvenkite taip. O tauta sako, gerai, mes taip gyvensime. Ir tai yra susitarimas, tai yra sandora, tai yra tauta įsipareigoja klausyti Dievo, gyventi su juo, vystyti tą santykį, vystyti bendrystę, pripažįsta Dievą ir nori, kad jis būtų jų gyvenimo dalis, nes tie žodžiai turi kartu ir pažadus. Gražius, nuostabius pažadus, kad Dievas saugos, ves, globos, atitolins ligas, sunaikins, atitrauks priešus ir taip toliau, duos derlių. Aprūpins visų kuo, duos gerą žemę, duos namus, duos vynuogynus, sodus ir taip toliau ir panašiai. Dievas žada, tai yra susitarimas, kad tauta klausys viešpaties, o viešpats ją ganys. Ir mes matome, kad šitą susitarimą, šitą sandorą yra užtvirtinama krauju. Tų gyvulių, kurie buvo paskersti krauju, kažkas prarado gyvybę. Tie gyvuliai prarado gyvybę ir Dievo žodis sako, kad kraujyje slypi gyvybė. Ir mes matome, kad tai nėra žaidimas, kad tas įsipareigojimas laikytis Dievo žodžio ir Dievo valios yra rimtas. Kad tai nėra, kad šiandien aš pasakiau, laikysiuos, o rytoj sakau, aš persigalvojau. Ne, tas įsipareigojimas, jisai užtvirtintas, užantspauduotas kažkieno gyvybės kaina. Kažkieno krauju, kaip antspaudu. Ir tas įsipareigojimas yra rimtas ir jo laikytis reikia rimtai. Taip reikėtų suprasti šitą
sandoros, užantspaudavimą, jeigu taip galima pasakyti, krauju. Kad tas susitarimas yra tvirtas ir rimtas. Ir kad jį teks žiūrėti rimtai. Manau, tai norima pasakyti. Bet kartu šitie žodžiai, štai kraujas sandoros, kurią Viešpats padarė su jumis, šiais žodžiais mus atveda, mums primena kitą istoriją, kai Jėzus Kristus paskutinės vakarienės metu, atsiverskime Mato Evangelijos 26 skyrių, ir čia pasakyta 27 ir 28 eilutė, po to paėmė taurę, Jėzus paėmė taurę, padėkojo, taurę vyno supraskime, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Taigi čia mes matome irgi žodžius apie sandoros kraują. Tik tai šiuo atveju kalba apie kraują ne gyvulių, o paties Jėzaus. Ir eina kalba ne apie senąją sandorą, bet apie naują sandorą. Reiškia, Jėzus pasako, kad esama naujos sandoros, geresnės sandoros, prakilnesnės sandoros, su didesniais pažadais. Šis sandoras siekia Dievo karalystę, amžiną gyvenimą, kaip Jėzus sako, nuo šiol nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Taigi šioje sandoroje yra pažadas paveldėti tėvo karalystę amžinybėje. Ir sako, ten tuomet su jumis ir jūs ten būsite, jei pasiliksite šitoj sandoroje. Skirtumas tarp senosios sandoros ir naujosios sandoros yra ir tas, kad mes čia skaitome, kad Viešpats padarė su jumis sandorą šiais žodžiais. Kitaip tariant, Viešpats padarė sandorą su žmogumi, su žmonėmis. Ir mes matome, kad šis susitarimas nepasitvirtino, nes žmogus buvo per silpnas laikytis. Jis pasiryžti įsipareigoti gebėjo, bet laikytis ne. Bet štai ta antroji naujoji sandora šiuo atveju sudaryta jau nebe tarp Dievo ir žmogaus, bet tarp Dievo tėvo ir Dievo sūnaus, Jėzaus Kristaus. Tėvas ir sūnus sudarė sutartį, susitarimą. Ir ta sutartis buvo užantspauduota paties sūnaus krauju. Koksgi tas susitarimas? Kad Jėzus sako, aš pralieju savo kraują už visą žmoniją. Ir tie, kas patikės šią auką, kas patikės mano meilę, atsidavimu ir permaldavimu nuodėmių, tam bus atleista, tas įeis į karalystę, tas taps sandoros dalininku. Jis paveldės tos sandoros pažadus, privilegijas. Jis įeis į Dievo karalystę, jam bus atleista, jam bus dovanotas amžinasis gyvenimas. Taigi mes matome, kadangi sandora dabar jau yra sudaryta tarp sūnaus ir tėvo, o ne tarp Dievo ir žmogaus, galime būti tikri, kad ta sandora bus efektyvi, ji galios, ji bus patikima. Nes Jėzus Kristus kaip Dievo sūnus, jis įrodė, jis parodė, kad jis gabus, sako, aš atėjau išpildyti įstatymą. Ir jis išpildo Dievo valią. Ir jis atperka žmoniją. Ir jis nesileidžia sugundamas piktojo. Jis neatsitraukia nuo Dievo valios, bet ištikimai iki galo nueina jam Dievo skirtų keliu. Jis išgeria tą taurę, kurią jam buvo tėvas skiręs už visą žmoniją. Dievo rūstybės, Dievo atmetimo taurė. Jis ją išgeria, jis atlieka atpirkimą, jis patikimas sandoros sudarytojas. Ir mes šiandieną per tikėjimą ir atgailą
įeiname į šitą sandorą, tampame jos dalininkais ir tų malonių ir pažadų paveldėtojais, jei tik pasiliekame Jėzuje, Kristuje. Devinta eilutė. Tada užkopė Mozė, Aronas, Nadabas, Abijus ir 70 Izraelio vyresniųjų. Ir jie matė Izraelio Dievą. Po jo kojomis buvo tarsi grindinys iš safyro akmens, tarsi skaidrus dangus. Ir jis nekėlė savo rankos prieš Izraelio vaikų vyresniuosius. Jie matė Dievą, valgė ir gėrė. Ir mes matome, kad vėl Mozė, Aronas, Nadabas, Abijus ir vyresnieji kopė į kalną. Apskritai šis žodis užlipkite, užkopkite, užkopė, užlipo, jis atsikartoja šiame skyriuje net 6 kartus. 2 kartus iš jų Dievas kviečia žmogų, Dievas kviečia Mozę ir kitus pas save. Ir pasakyta, kaip jie kopia, kaip jie užlipa, kaip jie atsiliepia į tą kvietimą. Ir aš manau, tai yra viena pagrindinių minčių, kad Dievas kviečia ir mus kopti pas jį į kalną, kur jis yra atrandamas, pasiekiamas. Ir taip svarbu neatmesti šio kvietimo. Kiekvienas, kas ieško, randa. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Kiekvienas, kas beldžia, kiekvienam yra atidaroma. Tokie yra Jėzaus žodžiai. Taigi atsiliepkime į tą Dievo kvietimą ieškoti jo ir mes jį regėsime ir jį girdėsime, jį išgyvensime, jį patirsime ir tai statydins, tvirtins mūsų tikėjimą, kaip mes matome. Jie matė Dievą. Ir šiaip raštas sako, kad neįmanoma regėti Dievo, nes kiekvienas regėjęs Dievą turi mirti. Dėl to, kad Dievas yra toks didis ir šventas ir žmogus nevertas. Žmogus negabus išlikti gyvas Dievo šlovėje. Bet šiuo atveju mes matome tą ypatingą Dievams suteiktą malonę. Ne veltui pasakyta, kad 11 eilutė, jis nekėlė savo rankos prieš Izraelio vaikų vyresniuosius. Pagal viską jis turėjo pakelti ranką, bet jis nekėlė ir tai buvo didelė malonė. Vietoj to, kad jie mirtų regėję Dievą, jie valgė ir gėrė. Ir tai vėlgi, rodo tą tokį Dievo, prisiminkime Jėzaus gyvenimą. Jis valgė su savo apaštalais, jis leido laiką prie stalo su jais, jis buvo regimas, jis buvo prieinamas, jis buvo matomas, girdimas. Ir aš manau, kad irgi taip pat yra ta aliuzija būtent į Dievo sūnų, kuris leido laiką su žmonėmis, kuris leidosi pažįstamas. Ir po savo prisikėlimo mes matom, Jėzus kviečia mokinius valgyti, jis paruošia jiems keptos žuvies ir jie valgo ir jis prašo valgyti po prisikėlimo jo akivaizdoje. Mes matome, kad valgis, jis vaidina tą svarbų vaidmenį, kalbėdamas apie tą betarpiškumą, apie tą artimumą, apie tą tokį artimą ryšį. Nes ne su kiekvienu tu valgai, ne prie kiekvieno valgai ir valgymas yra toks labai asmeninis dalykas. Ir taigi vyresnieji vietoj to, kad mirtų pamatę Dievą, jie valgo ir geria. Jie yra jo priimti. Jis leidžiasi atrandamas, jis leidžia jums būti šalia savęs. Ir tai yra didelė Dievo malonė ir dovana. Ir mums šiandien, kai mes artinamės prie jo, jis mūsų neatstumia. Sako, Jėzus, ne vieno neatstumsiu, ne vieno netitolinsiu nuo savęs, kuris manęs ieško. Leisiuosi atrandamas. 12 eilutė, viešpats tarė Mozei, štai ir vėl, viešpats tarė Mozei, užkop pas mane ant kalno ir būk čia.
Aš duosiu tau akmeninės plokštės, įstatymą ir įsakymus, kuriuos surašiau, kad galėtum juos pamokyti. Taigi matome, viešpats vėl kviečia Mozę į kalną ir Mozė vėl kopia. Pasakyta, tai pakilo Mozė ir jo tarnas Jozuė ir Mozė užlipo į Dievo kalną. Taigi mes matome, kad Mozė vėl ir vėl lipa į kalną pas Dievą bendrauti su juo. Na, Dievo troškimas yra, sako, aš duosiu tau akmeninės plokštės, įstatymų ir įsakymus, kuriuos surašiau, kad galėtum juos mokyti, kad galėtum mano tautą mokyti tų įstatymų. Tai pirmiausia, šiandieną, ką mes darome? Mes darome ne kažką kitą, kaip tik būtent tai. Mes mokomės Dievo nuostatų, skaitydami šventąjį raštą, gilindamės į jį eilutę po eilutės, mes siekiame suprasti ir pažinti jo valią, mokytis, kaip mums gyventi, ko mums laikytis, ką mums sureikšminti ir ką atmesti. Taigi mes matome, kad mokytis Dievo valios ir Dievo žodžio yra teisinga. Toks yra Dievo troškimas. Ir nesigilinant, nesimokant Dievo žodžio, mes jo nepažinsime. O jeigu nepažinsime, nežinosime, kaip gyventi, nežinosime, kaip rinktis. O jei nežinosime, kaip rinktis, mes klysime, mes darysime klaidas. Mes pulsim į nuodėmę, mes atsitrauksim nuo Dievo, atitolsim nuo jo. Nereikėsim jo veido. Ir tai atneš mums skausmą, tai atneš mums širdgėlą mūsų gyvenime, tai atneš pasekmes, nes mūsų nuodėmės, mūsų klaidos sukuria pasekmes, skausmingas pasekmes. Todėl mokytis Dievo žodžio, gilintis jį yra vienas iš raktinių dalykų mūsų gyvenime. Taigi Mozė užlipa į Dievo kalną. Mozė tarė vyresniesiems, palaukite čia mūsų, kol sugrįšime. Aaronas ir Hūras yra su jumis, kas turi kokią bylą, kreipkitės į juos. Mozė užkopė į kalną ir debesis apdengė kalną. Viešpatie šlovė nusileido ant Sinajaus kalno ir pasiliko 6 dienas. 7 dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. Taigi Mozė užkopė į kalną, Dievo debesis apdengė, Dievo šlovė nusileidžia ant to kalno viršūnės, kur buvo Mozė, apdengė tą kalną ir pasakyta, kad pasiliko 6 dienas ta viešpatie šlovė ant to kalno, 6 dienas. O 7 dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. 7 dieną mes matome, kad Dievas turi laiko. Apie savaitę laiko Mozė tiesiog buvo Dievo artume. Dievas nieko nekalbėjo, nieko nesakė. Mozė tiesiog buvo, jis tiesiog ilsėjosi Dievo artume, išgyveno Dievo šlovę. Jis tiesiog, prisiminkime ir tą situaciją iš Naujojo Testamento, kada Jėzus atsimaino ant kalno. Ir su juo yra 3 mokiniai – Jonas, Jokūbas, Petras. Ir pasakyta, Petras siūlėsi pastatysęs 3 palapines, vieną Jėzui, vieną Mozei, kitą Elijui. Ir sako, kodėl to, kad sako, gera mums čia būti. Ir mes matome, kad Mozei buvo gera būti toj Dievo šlovėje, tiesiog būti, tiesiog ilsėtis, tiesiog nenorėti nieko kito, nesileis. Mes kartais apsigauname, manydami, kad jeigu mes skirsime laiko Dievui, mes kažką prarasime, mes nenuveiksim kažkokių darbų, mes net neatliksim kažkokių mums svarbių dalykų ir mes apsigauname, mes iškeičiame vertingą Dievo šlovę į nevertingus mūsų žemiškus rūpesčius ir darbus, manydami, kad jie kažkur pabėgs. Bet jie niekur nepabėgs, atvirkščiai prisipildė Dievo dvasios, patyrę Dievo šlovę ir jo artumą, mes kitom jėgom, kita šviesa, kitų žvilgsnių prieisime ir prie mūsų kasdienių darbų ir patirsime kur kas didesnę sėkmę jų imdamiesi, juos darydami, nei be jo, nei pasilikdami vien tik su savimi, savo jėgomis, savo išmanimu. Todėl neapsigaukime, kopkime į tą kalną, pasilikime Dievo artume, patirkime jį. Ir žiūrėk,
pasakyta 7 dieną Dievas pašaukė Mozę iš debesies. Dievas prabilo 7 dieną. Viešpaties šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo į kalną. Jis pasiliko kalne 40 parų. Taigi mes matome, kad tas susitikimas su Dievu jis nebuvo 2 minučių, jis nebuvo netgi 2 valandų trukmės. 40 dienų Mozė praleido Dievo artume, Dievo šlovėje. Mes matome, Dievas niekur neskuba, jis turi laiko ir jis nori, kad ir mes turėtume laiko jam, kad mes praleistume laiko su juo. Jis kviečia mus. Jeigu jis kviečia, reiškia, jis leisis atrandamas, jis bus pasiekiamas. Tik ieškokime, tik kopkime, tik nueikime tą kelią į to kalno viršūnį, kurią jis mus kviečia. Be jokios abejonės tas kalnas yra tarsi simbolis, nebūtina kopti kažkokį kalną, ypač kai Lietuvoje jų nelabai yra, bet tai yra vaizdinys. Kopti kalną, tai atlikti tai, kas mums nėra paprasta, nėra lengva. Ir kiekvienas mes žinome, kas mums nėra lengva. Kiekvienas mes žinome, kas mums yra kliūtis bendravime su Dievu. Ir tas kliūtis reikia traukti, šalinti ir įveikti. Ir tai bus įkoptas kalnas, vardan viešpaties artumo ir jo šlovės. Taigi, mėlyjeji, ačiū labai, kad buvot kartu, kad skaitėte kartu. Aš kviečiu pasilikti Dievo žodį ir toliau ir gilintis į jį. Ir taikyti, kas svarbiausia, taikyti į jį. Kaip ir čia mes skaitėme ne kartą, kai tauta pasiryžo klausyti viešpaties, paklusti jam, vykdyti, ką jisai sako. Nes tie jo nuostatai, tie žodžiai neša mums atgaivą ir tikrai gyvenimą, tikrai ramybę, tikrai pasitenkinimą, tikrai džiaugsmą mums. Ko mes kiekvienas iš tikrųjų alkstame, ilgimės, ieškome ir dažną kartą ieškome ne ten, kur tai padėta. O čia mes matome būtent tą vietą, kurie tikrai yra padėtas tas lobis, Dievo išmintis ir šlovė ir artumas ir palaiminimas. Kągi, Dievas te aplanko kiekvieną iš mūsų, mums užkopus į tą kalną, kur jis gyvena. Iki kito karto. Sudie.